Kas ir vibracija? Dabar įsivaizduoju, kad ne, ir window. Ir window tor tris skirtingus situacijas savo. Viena situacija gali būti LEDs. LEDs, kas ir LEDs? LEDs ir window, katras ir sušalis. Ir katro atoma laba lėta jud. Reiškia, vibraun laba lėta, žema vibracija. Kas ir window? Window ir tiesiog window, katras buvo anksčiau LEDs, bet dabar anotoma jud žymiai greičiau. Ir tas reiškia, kad vandens vibracija yra aukštesnė, greitesnė, kitaip sakant. Kas ir gara, ta pat situacija. Gara, window, irgi window, bet katras vibraun dar aukščiau, katro atoma dar greičiau jud. Tai tas ir vibracija, pavyzdžiui, kaip skirtums tarp spalvų irgi. Spalvas raudona, o tarkim oranžinį, kokią nors violetinį, mėlyną. Anos ir tiesiog spalvas, bet mes anas matom, nes anos vibraun veina greičiau už kietą ir anos turi skirtingas vibracijas. Veina aukštesnė vibracija, kit žemesnė vibracija. Labai geras pavyzdys su čakrom, ne? Raudona ir žema vibracija, violetinė ir labai aukšta vibracija. Ir tom pat gali matyti spalvų schemo. Tai te pat ir mes vibraujam. Kiekvienas dalykas. Aplinko, kon tu mata šitas man laikrodis, šitas man plauka, man megstinis ir tu netgi pats. Viskas mes vibraujam specifinį vibraciją. Katron mes galiam keisti, katron mes galiam didinti, katra pritrauktų specifinius dalykus į mūsų gyvenim, katri atitink tą vibraciją. Reik pirmą suprast, kas ir vibracija, kad žinot, kaip ana veik.